Nu, labas visiems. Užsidėjau savo kepurę vėl, maga, bet čia reikėtų biškį kažkokiu pasakyti, ką pasakyti, ta kepurė patink, nepatink man, bet vien čia raid reikėtų pakeisti, norėčiau pasakyti mega, make Europe great again, bet kadangi tokios kepurės neturi dar, tai tegu pabunta. Bet ta kepurė vis tiek, ką pasakyti, ir esmė ta, ko aš dabar noriu pasakyti. Vien žodžiu, ką pasakyti, man iš tikrųjų patink demokratijai. Nu, bet demokratijai patink tuomet, kad ir, ką pasakyti, taika ir. Tada linksma ir, tarp pievų, tarp gėlyčių, su gitarą pagroti, drugelis pagaudyti. Bet va tokia situacija, pavyzdžiui, kaip dabar, kad vien žodžiu prieš ir visai užsieinas ir, Baltarusą ten kažkur, Rusą vėl. Ir čia vyks, kad bet kokį momentą iš tikrųjų vis žinom, kad gal prasidėti karas, prasidėti. Dabar gal geriau pasidarė, kad tas Rusas teikti tos Ukrainis negal, bet vis tiek gal prasidėti. Tai čia ir tokia situacija, ne tik, kad karas gal prasidėti, bet jeigu vėl net išlikėm klausims. Ir dabar, esant demokratija, tai vien žodžiu demokratija, nebėra laik tų demokratijai kartą žaisti ten, demokratija išeit kaip dabar ten, ir, klausia, tu nori eiti į karą, nenori eiti, ir, kur dabar šauktin šauk, anems, paskombin, vien žodžiu, vis šauktinė dabar bus savanoriams, bet, paskombinam ir jeigu tu pats ateis, tai gausi pinigų, o jeigu neteis pats, vien žodžiu, pinigų negausi, čia toks savanoris yra. Tai vienas dalyks ir, arba apie kitus savanoris, tai žiūrėkiam to situaciją, kad dabar vien žodžiu, bet kokį moment vyks kars, arba įsivaizduokiam dirbam gaistrinė. Tu užsidė gaistrus kažkur čia, ir dabar sėd gaistrinė dirb, jie atein, daleiskim, tas vadas įklaus, vyra, kas nori atvažiuosi savanoriai gaistrinį važiuosi. Aš sakau, aš nenoriu, aš nevažiuosiu, aš vien žodžiu, nevažiuosiu į gaistrinę, aš čia bus sėdės, jūs važiuokit to gaistrinį. Net jaukingas tokiai dalykai, žinau. Tai ir dabar prasideda ten tas, kaip čia miest, noriam, nenoriam, ten leisiam, neleisiam, vėl ten visokiai, kas ten tokie ir ten tos jūraitė, visokiai ten dar, ten salafaną, ten lūndžio šnek, tai iš tikrųjų paprasta situacija. Ir, gyvenat vis Lietuvo kaip ir, jeigu tiems, kas gyven, patink čia, kas ir kelia, kokia ta medicina ir patink, nepatink, patink aplamata šalis, ir vien žodžiu, gyvena čia į to rytų šalį, jeigu atsitekti ir ginti, jeigu rekva. O dabar, aš į Ispaniją važiuosi, aš nežinau, klaus viens. Tai jeigu kam nepatink, daleiskim, čia ta šalis jau dabar gal važiuoti. Ir tų šalių visokių ten ir daleiskim, ką pasakyti, Baltarusija, ir Rusija lauk, ir ten bet kas, ir Uzbekistans, Kazakstans. Bet kokį moment gal važiuoti dabar ir, čia nieks nelaik. Jeigu ten čia, kaip sakys vicai, čia sveikat sistem da blog, čia algs blogs, tai ir tų šalių kitokių pasiaiškuoti. Bet jeigu tu gyveni čia pastovę būni, tai vien žodžiu tau rek. Tai ir vien žodžiu, dabar tokia situacija esant, manau, kad todėl tų kepurių įsidėjau, kad demokratijai bišk kartas kaip į šon reik pastumti, nes paprasčiausia, nėra tokio atveju, kaip dabar nėra laik kada žaisti. O kiek žinoti tiems, kas nepatink vien žodžiu Lietuvo, negražta Lietuvo, bloga valdžia ir kažkas dar, ir tų šalių aplinkų, kaimynų visokių gerų, gal sėsti, ryto pat ir išvažiuoti. Taip norėjau pasakyti.